Labas. Šiandien noriu pradėti nuo to vieno jausmo, kuris žinau, kad vėlai vakarais aplanko daugelį iš jūsų, nes tai aplanko ir mane. Tas toks dusinantis jausmas, kad aš vėluoju, aš kažkur vėluoju. Taip atrodo, žiūri į socialinius tinklus ir atrodo, kad visi aplinkui jau pasiekė tą finišo tiesėje, o tu vis dar stovi prie starto linijos. Noriu tau pasakyti kai ką labai asmeniško. Jaustis atsiliekančią ar atsiliekančių yra didžiausia iliuzija, kurią mums bando parduoti pasaulis. Šiandien aš noriu padėti tau išardyti šitą baimę, panaikinti šitą jausmą, remdamasi moksliniais faktais ir savo pačios istorija, kuri prasidėjo ne nuo sėkmės ar auksinės lėkštutės, o nuo tikro finansinio chaoso, kuris buvo kol kas didžiausias katalizatorius mano asmeniniam pokyčiui. Prieš keliaujant į šiandienos temą, noriu pasidalinti, kad šitas vaizdo įrašas yra remiamas brokerio Freedom24. Tai oficiali ir mokama partnerystė. Nepaisant to, viskas, ko šiandien pasidalinsiu, yra tik edukacija ir istorinių duomenų apžvalga. Tai nėra asmeninė investavimo rekomendacija ar siūlymas pirkti ar parduoti. Aš nesu licencijuota finansų patarėja, todėl labai svarbu suprasti, kad investuojant per bet kokią platformą visada yra rizika prarasti iki 100% savo įdėto kapitalą. Rinka tiesiog daro savo ir mes turim tai vertinti. Trumpai apie patį brokerį, Freedom24 yra ES reguliuojamas brokeris turintis SISEC licenciją. Jų platformoje investuotojai gali pasiekti pasaulinės akcijų biržas, pavyzdžiui, Nasdaq arba NYSE, rasti fondus ir naudotis analitiniais įrankiais savo pačių tyrimam. Visą faktinę ir neutralią informaciją apie tai, ką jie siūlo, rasit nuorodoj po šitų video. O dabar, kai oficialią dalį pabaigiau, keliauju prie savo temos. Daug kas galvoja, kad jeigu neturi portfelio, būdamas 20, tai traukinys jau nuvažiavo. Neverta ir pradėti. Bet mokslas sako visiškai ką kita. MIT Sloan atliktas tyrimas parodė, kad vidutinis sėkmingiausių sparčiausiai augančių įmonių, angliškai entrepreneur, įkūrėjų amžius yra 45 metai. Man dar iki 45 tikrai pakankamai keliauti, tai yra daugiau kaip 10 metais, bet šiaip labai smagus tyrimas, kas nori šiek tiek nuleisti save ir savo lūkesčius ant žemės ir suprasti, kad niekur jūs nevėluojat, svarbu yra pradėti daryti dabar. Jeigu aš atsidarysiu tą tyrimą, gali tikrai rasti kiekvienas MIT Sloan ir tiesiog pasižiūrėkite, apie amžių. Jisai bendrai vadinasi Age and High Growth Entrepreneurship. Tai čia kaip solo verslas, mes kuriam kažkokį tai savo asmeninį verslą, visą save atiduodam ir kaip yra tas juokelis, kad aš išėjau iš darbo from 9 to 5, tai nuo 9 iki 5, tam, kad dirbčiau savo darbe, savo kažkokio nišo ir srity 24/7. Tai reiškia visada, nuolatos, savaitgaliais, per atostogas, naktim ir panašiai. Ką parodo visas šitas tyrimas, bendrai yra 44 puslapiai, kam įdomu, tikrai pasiskaitykite, aš per visą jį nekeliausiu, bet čia yra labai daug įdomių grafikų, kur galima pasižiūrėti tai, kokio amžiaus žmonės jau tampa sėkmingi, pasiekia, ir gali parduoti savo verslus už didelio sumas pinigų ir iškeliauti į užtarnautą tą tokį poilsį daryti dar kažką kito, bet jau turint pinigų. Tai bendrai, galima nueiti šiek tiek ir pasižiūrėti, kaip atrodo tos grafos. Pavyzdžiui, tikimybė, kad žmogus atradęs tam tikrą įmonę, ją ištobulinęs, ta įmonė galės būti kotiruojama viešai biržoje, po savo IPO. Realiai, sėkmingas amžiaus žmonių, tai va čia jau yra beveik 60 metų amžiaus, Kaip matot, aišku, viskas pradeda kilti tikrai sparčiai nuo 40, nes čia, jeigu paimti 20 mečių, tai tikrai minimali dalis, toliau iki 30 atrodo net yra sumažėjimas ir jau vėliau nuo 40 prasideda tas didesnis kilimas ir čia yra labai daug įdomių faktorių ir juos visus galite susirasti būtent šitoj studijoje. Tai tiesiog pasižvalgykit, kam yra įdomu ir jaučiatės, kad savo versle dar nepadarėt pakankamai, tai pasižiūrėkit į pasą, galbūt dar visiškai net nesiekėt to amžiaus, kai jau turėtumėt būti padarę pakankamai. 50 metais įkūrėjas, kažkokio tais verslo turi beveik 2 kartus didesnę tikimybę pasiekti didžiulę sėkmę negu 30 metais. Dabar
Kodėl? Labai natūraliai, man atrodo. Todėl, kad su amžium ateina tai, ko nenusipirksim už jokius pinigus. Ir yra patirtis. Gilus tam tikros nišos arba industrijos supratimas, gebėjimas valdyti komandas, asmeninis emocinis stabilumas. Tai, čia pasaulis yra pilnas pavyzdžių žmonių, kurie sukūrė savo sėkmę ir išgarsėjo jau būdami ne 20-mečiai ir ne 30-mečiai. Ir pavyzdžiui, man asmeniškai pirmieji tokie žmonės, kurie ateina į galvą, tai yra Vera Wang. Jinai yra dizainerė, kuri į mados pasaulį įžengė, kai jai buvo virš 40. Tada yra Sam Walton, kuris įkūrė Walmart, jam buvo 44. Yra Ray Kroc su McDonald'o visa imperija, kuri buvo pradėta statyti jam tik sulaukus 52. Ir aišku, dar vienas iš pavyzdžių, tai kadangi aš didelė fanė, tai Hario Poterio autorė J.K. Rowling. Vėl dar kartą, jeigu tau šiandien yra 30 ar 40 ir tavo sąskaitai dar nėra milijonų, tu niekur nevėluoji. Tu tiesiog kaupi kurą savo pabėgimo greičiui. Apie tą escape velocity ir pabėgimo greitį esu kalbėjus savo praeituose video, tai tiesiog pasižvalgyk, jeigu nori suprasti, ką tai reiškia. Čia pilnai nesiplėsiu, bet aš pati, būdama 30, nuoširdžiai neturėjau nieko. Aš neturėjau rezervo, aš neturėjau supratimo, kaip veikia investavimas ir kaip sukaupti man tą rezervą, bet tuo pačiu tas 30-metis suvokus, kad aš turiu prisijimti atsakomybę į savo rankas, turėdama 2 vaikus, tai ir buvo tas didelis lūžio taškas, kai aš ėmiausi keisti viską iš pagrindų. Nes gyventi taip, kaip gyvenau anksčiau, iki 30 nebenorėjau. Ir tam, kad mano gyvenimas pasikeistų, nustojau pagaliau kaltinti aplinką. Jaustis bejėgė savo gyvenime. Ėjau, dariau, net jeigu kai kurie sprendimai priešinosi mano visom anksčiau nusistovėjusiom normom ar taisyklėm. Dariau daug klaidų, tikrai labai daug klaidų dariau, bet tuo pačiu ir angliškas labai gražus žodis being humble, ar ne? Tu nusižemini kaip pirmokas, eini ir darai, kol išeina, kol pavyksta tam, kad išliptum iš tos savo pelkės. Ir kalbant apie pinigus, aš tikrai išmėginau labai daug taupimo metodų, prisidariau tų pačių ir nemažai investavimo klaidų, kurios daugiausiai kainavo ne tiek pinigus, kiek laiką. O to laiko, atgal tai aš jau nebeatgausiu, nors pinigus tai kaip ir gali uždirbti. Tuo metu, kai ėmiausi keisti savo įpročius su pinigais, su pinigų valdymu, ypatingai pačioj pradžiai, mėginau laikytis kelių pinigų skirstymo taisyklių, deja, labai greitai pripažinau, kad jos man visiškai neveikia. Nes aš bandžiau 50, 30, 20, bandžiau atsidėti 10% investavimui ir visos šitos taisyklės mane tiesiog dar labiau išsekino. Kaip dabar dauguma finansinių patarimų sako, tiesiog taupyk. Tai ką noriu pasakyti, kad aklas taupimas be plano yra tas pats kaip statyti namą be brėžinio. Kad nebežaistume loterijos su savo ateitim, aš siūlau viską susiplanuoti savo asmeniškai atbulinę eiga. Reverse engineering yra angliškas toksai terminas, lietuviškai reverse, kaip išverst, atbulinė eiga, tiesiog, ar ne? Užuot žiūrėję, kiek mes galim atidėti šiandien, ką padarom, mes nustatom savo galutinį tikslą ir suskaidom jį į įveikiamus žingsnius. Taip pat esu kalbėjusi apie linijinį ir ciklinį taupimo būdą ir apskritai požiūrį į daugelį dalykų. Ir tai yra metodas, kuris padeda paversti bauginančius skaičius aiškių veiksmų planu. Ir tos veiksmus mes jau galim skirstyti į pasiekiamus ir įgyvendinamus etapus, o ne išsikelti finansinį tikslą, užsimotyvuoti, kad aš čia po 30 metų būsiu dabar su 10 milijonų sąskaitoj. Bet einant dienoms ir savaitėms, mes vis tiek jausimės beviltiškai, nes kol praeis tas 30 metų, ar ne, kol būsim multimilijonieriai, tai išprotėt gali. Taip atrodys, kad niekur nepajudėjom. Jeigu mano tas tikslas yra po 30 metų, tai 5 metus aš galiu siekti disciplinuotai to savo tikslo, bet aš vis tiek jausiuosi per mažai pasistumėjus, todėl kad matysiu tik savo tą galutinį tikslą. Žiauriai tolimą savo pasikabintą mortą. Tai aš save turėčiau apdovanoti, kai pasiekiu tam tikrus kertinius taškus keliaujant link savo tikslo. Ir čia ir yra ta kalba apie reverse engineering. Svarbu yra žinoti tai, kad susiskirstimas savo tikslų į trumpesnius mažus pasiekimus psichologiškai padės save įvertinti ir patapšnot per te. Taigi, planuojant atbulinę eigą, tavo sėkmė priklauso nuo 3 dalykų. Tai yra tavo laisvės kainos,
kiekvienam skirtinga. Tavo turimo laiko, kurį tu duodi savo pinigam augti, ir tavo investicijų grąžos. Aš savo tikslam pasiekti dažniausiai skaičiuoti 10% vidutinį metinį augimą. Tai yra istorinis faktas, kaip per pastarąjį šimtmetį vidutiniškai augo didžiausios JAV kompanijos, S&P 500 indeksas. Ir tai yra toks kaip visuotinai pripažįstamas pasaulinis etalonas pamatuoti, kaip auga bendrai visa rinka, kur keliauja ta ekonomika. Galima imti ir pasaulinius indeksus, nebūtinai S&P 500, kas yra grinai tik tais Amerikos pasirinkimas, nors Amerikos kompanijos veikia visame pasaulyje, bet vėlgi tai yra tik Amerika, Tai galima imti ir pasaulinį indeksą, tai jie auga labai panašiai, paėmus, bendrai tą ilgesnį laikotarpį, bet jeigu noris, šiek tiek numažinti savo tos lūkesčius, kad iš tikrųjų pasiektumėt savo tikslus, kas yra labai sveika, galim imti 80% tą realistišką skaičiavimą. Ir vėl, kaip visą laiką, iš manęs tas pats nuobodus priminimas, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities. Bet kažkokio atskaitos taško tai reikia. Mes turim turėti kažkokį atskaitos tašką, iš kur jį paimti. Tai paimam iš istorinių rezultatų. Ir dabar, kad matematika veiktų, pinigai turi būti įdarbinti. Šito video rėmėjas yra vertybinių popierių brokeris Freedom24. Tai yra Europoje reguliuojamas brokeris turintis SISAC licenciją. Ten gali pasiekti Nasdaq'o ir NYSE biržas, rasti fondus ir naudotis analitiniais įrankiais savo pačios ar pačio tyrimams atlikti ir nuspręsti, ką daryti su savo pinigais. Labai svarbu yra suprasti, kad investavimas visada susijęs su rizika, tu gali prarasti savo kapitalą, o praeities sėkmė, vėl kartojus, nieko negarantuoja tau ateičiai. Tuo pačiu ir priminimas, kad aš nesu licencijuota patarėja. Šitas video yra edukacija iš mamos, kuri dalinasi savo asmeninę investavimo praktiką ir tai, ką aš būčiau norėjusi išgirsti anksčiau. Bet jie neišgirdau ir mokiausi iš savo klaidų, apie kurias jums dabar čia ir pasakoju. Tai prieš investuojant būtinai pats ar pati pasidomėkit faktais oficialiuose svetainėse. Freedom24 nuorodą rasi po šito video aprašyme. Tai dabar visą šitą susakius noriu parodyti hipotetinius skaičiavimus, ką gali turėti pradėjus ar pradėjęs investuoti jau šiandien. Skaičiavimams rodau mūsų fl.lt puslapyje esančias skaičiuoklės, tai jeigu dar nebuvai mūsų puslapyje, labai kviečiu užsukti, visiškai nemokamą edukaciją, ta prasme viskas, ko gali reikėti tam, kad pradėtum kaupti rezervą, sužinotum, kas yra finansinė pagalbė, pasilygintum įvairiausias investicijas ar suprastum, kokios jos gali apskritai būti. Tai fl.lt Financial Opinions puslapis ir čia yra straipsniai, instrukcijos įvairiausios, webinarus galima pasižiūrėti, ar ne? Ir tuo pačiu aš einu į savo mėgstamiausią puslapį, tai yra skaičiuoklių pasirinkimas, kurių čia irgi yra labai daug. Beje, jeigu turi pasiūlymą ir kažkokios skaičiuoklės tau trūksta, tai komentaruose lauksiu visuomet apačioje ir spręsim. Galbūt tai tikrai yra labai reikalingas ir mūsų praleistas skaičiavimo įrankis. Tikrai visiems yra tekę girdėti, kad kada yra geriausias laikas pradėti investuoti. Tai vakar buvo geriausias laikas arba tada, kai buvau mamos pilve prieš 34 metus, galėjau tada kažką nusipirkti. Tai kadangi to mes iš tikrųjų negalėjom padaryti, mes galim pradėti investuoti šiandien ir dabar, kai mes suvokiam, kad pinigai turi dirbti mums, o ne tik mes dėl pinigų, galima pasižiūrėti, tai kokių rezultatų aš galiu tikėtis. Ir jeigu aš paimsiu, pavyzdžiui, tarp 8 ir 10% tą vidutinę grąžą, ir kadangi investavimas yra ilgalaikis procesas, ir aš šiandien noriu parodyti 20 metų laikotarpį. Kodėl? Todėl, kad statistiškai paėmus visą investavimo istoriją, nebuvo momento istorijoje, kas yra daugiau kaip per 100 metų, ar ne? Jeigu būtų paimtas kažkoks 20 metis nuo tam tikros dienos, kad žmogus atsijimtų mažesnę sumą, ar ne, kad būtų praradęs pinigus per 20 metų tęstinį investavimo laikotarpį. Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu aš galiu investuoti 200 eurų, su 100 aš skaičiavau jau prieš 2 metus šitam kanale. Tai logiška, ar ne, kad visi dirbam, uždirbam daugiau, stengiamės labiau, galbūt galim investuoti jau ir didesnės sumas, ar ne, ir skaičiuoju po 200 eurų, kad aš investuosiu kiekvieną mėnesį su 10% vidutinė metinė grąža 20
20 metų. Kur yra ta fantastika, kalbant apie sudėtinės palūkanas ir apskritai ilgalaikį investavimą? Kad aš savo pinigų tai įnešu 48 tūkstančius, bet būsima mano portfelio vertė, jeigu aš tęsiu šitą investavimą, yra 153 tūkstančiai. Iš niekur va tarsi atsirado, ar ne, 105 tūkstančiai eurų, jeigu aš investuoju tik 200 kiekvieną mėnesį. Tai va čia ir yra visa ta investavimo fantastika, tai yra sudėtinės palūkanos, apie kurias, jeigu nežinai, kas tai yra daugiau, tikrai yra pas mane kanale. Beje, dabar prisiminiau labai juokingą, aišku, kaip čia galima pasakyti, nėra kvailų klausimų, ar ne, tai dėl to visą laiką rašykit, bet kažkada mane žmogus yra paklausęs, o tai kaip įjungti tas sudėtinės palūkanas, kur aš turiu paspausti, kad įsijungčiau sudėtinės palūkanas. Tai sudėtinės palūkanos yra įjungiamos tada, kai jūs investuojat ir leidžiat savo pinigam dirbti ir nejudinat tų pinigų. Nesirenkat vienos strategijos, po pusmečio kitos strategijos, ar ne, čia vienas fondas, čia trečias fondas, pasirenkam vieną strategiją. Pasyvus indeksinis investavimas į plačiai rinkoje išskaidytą fondą, ar ne? Tai reiškia įvairių regionų geriausias kompanijas. Ir investuojam. Ir viskas, ir daugiau nesukam galvos. Investuojam tokią sumą, kokią galim investuoti 200, investuojam 200, kitais metais pakelsim, investuosim po 250, ar ne, trečiais metais jau po 300, vėliau galbūt kažkokie bonusai atsiranda, dar papildomai tą sumą investuojam, ar ne, ir tada pasižaiskit su skaičiuoklė tam, kad pamatytumėt, kaip iš tikrųjų gali atrodyti jūsų portfelis, jeigu laikėte savo disciplinos. Ir dabar, jeigu aš čia esu uždėjusi 20 metų laikotarpį, tai yra mano tas galutinis tikslas, bet aš turėčiau save apdovanoti ir po metų, ar ne? Darydama reverse engineering, užsirašau, kad po 20 metų aš noriu turėti X sumą, kurią čia susiskaičiavau pagal savo galimybės ir investuojamą laikotarpį, ir tada susiskaidu, ar ne? O kas pas mane bus po, tarkim, 10 metų? Kaip turi atrodyti portfelis? Tada kaip mano portfelis turi atrodyti nuo šiandien per ateinančius 2 metus, kokią aš sumą turiu pasiekti. Pasiekiu tą sumą, valio, pasitapšnoju savo per petį, nueinu, atsigeriu kavytės, gal nusipirkau kokius, nežinau, kažkokį dalyką, kas yra mano toxic trait, galbūt kokius bėgimo batus, ar ne, arba nueinu į restoraną, pasidžiaugiam kartu šeimoje, pasiekiam savo tikslus ir keliaujam toliau. Kad neužsimirkit savęs to 20 metų siekime. Tai dėl to, jeigu šiandieną tu vis dar jautiesi atsiliekantis arba atsiliekanti, tai labai kviečiu tiesiog sustoti, pasiimti skaičiuoklę FL puslapyje ir pamatyti savo skaičius. Tiesiog pradėti. Čia tikriausiai labai gražus užbaigimas būtų ir tiesiog pasakymas, kad geriausi dalykai gyvenime vyksta lėtai. Tai labai ačiū, kad šiandieną žiūrėjai šitą video. Jeigu turi komentarų, labai lauksiu apačioje, kiekvieną atsakau pati. Beje, jeigu keliauji palikti komentarą, tai tuo pačiu paspausk ir mano kanalo prenumeravimo mygtuką. Todėl, kad aš atsidarydama savo analitiką pačio YouTube, man tikrai kartais akis išsprogsta, nes 80% žmonių, kurie žiūri mano video, neseka ir neprenumeruoja mano kanalo. Tai jeigu tu čia esi ne pirmą kartą, komentuoji, susirašom, ar ne, pažiūri tos idėjos, ar ne, tave įkvėpia ir galbūt jau pradėjai investuoti, nepamiršk paspausti prenumeravimo mygtuką, užtruksi maždaug 2 sekundės, aš būsiu beprotiškai dėkinga ir kol kas labai lauksiu komentaruose tavęs. Tai labai kviečiu parašyti, ar jau pradėjai siekti savo to geresnio gyvenimo, ar kol kas vis dar jautiesi, kad kažkur esi pavėlavęs ar pavėlavus ir galbūt jau pozna. Ačiū ir iki.